Tai iš tikrųjų šitoje vietoje buvo, taip sakant, daug dedamųjų. Tai visų pirma, tiesiog aš jau nuo paauglystės maždaug domėjausi automobiliais ir tai vienur, tai kitur dirbau toje srityje ir kažkaip visada įsivaizdavau, kad norėčiau dirbti būtent su automobiliais, bet mane gyvenimas nubloškė visai kitą sritį, išėjau dirbti valstybės tarnybą, o pagal išsilavinimą aš esu marketingistė. Ir va dar tais laikais auto verslas jokio marketingo iš vis nedarydavo ir man būtent atrodė, kad būtų labai įdomu dirbti auto srityje, marketingo skyriui. Na ir paskui po valstybės tarnybos aš visiškai netikėtai susiklošius aplinkybėms patekau padirbėti į šrotą, tradicinį, purviną, normalų lietuvišką šrotą. Ir ten pajaučiau tą kažkokį romantikos jausmą, supratau, kad šrotas man yra wow, nežinau, proto aš negaliu to apibūdinti. Dabar jau galiu ir logiškai paaiškinti priežastis, kuo man patinka šitas verslas, bet tada tai buvo gryniausia emocija. Ir tiesiog aš nusprendžiau, kad aš noriu šroto, bet noriu kitokio šroto, kuris būtų išskirtinis, kur būtų mandagus aptarnavimas, kur būtų viskas švaru, gražu, tvarkinga. Ir tiesiog rodyti, kad net šitas atrodytų purvinas verslas gali būti gražus ir fainas. Ir taip atsirado Autospela, o man atsirado galimybė daryti šrotę marketingą, turėti kitokį šrotą ir daryti visas keiščiausias įgyvendinti savo marketinginės idėjas. Niekas manęs nevaržo, darau, ką noriu. Iš tikrųjų nelabai žinau šrotų, kurie užsiima tuom, ko mes, kurie tiek yra visur socialiniuose tinkluose ir visur kitur. Bet taip ir gavosi šrotas, tiesiog sujungiau savo skirtingus pomėgius į vieną, įvairios aplinkybės viską taip sudėliojo ir todėl esu čia, kur esu ir šitoje vietoje jaučiuosi 1000% realizuojantį save, nes galiu daryti, ką noriu, kaip noriu ir, nežinau, keisti pasaulį ir džiuginti žiūrovus.